Taip, jisai ir politiškai nepatogus, ir šiaip nelengvas, nes kalbant apie tai, ką reikia saugoti iš 20 amžiaus antrosios pusės, tai čia nėra unikalus Lietuvai ir unikalus posovietiniam kontekste. Viena vertus, aišku, jų yra daug, tai ką saugoti, viską, tai kaip medžiagiškumas, jisai neatitinka šiuolaikinių energetinių reikalavimų ir taip toliau. Tai problemų čia yra ir įvairios šalis sprendžia įvairiai, tarkim, pasirenkamas kažkoks atvejas, kuris saugomas iš tikrųjų kaip įmanoma arti originalo, tarkim, Helsinki yra tokia, aš dabar neatsiminsiu kaip suomiškai, bet lietuviškai būtų pastatas Gyvatė, tai yra tokios 56 ten berods projektuotas, tai ta pati tos idėjos čia, švelnus atgarsys, tai yra, kad tie moduliukai, jie tokia kažkokia tai Gyvatė. Linijoje tiesiog. Tai yra toks momentas, kad galbūt galima kažką tai rinktis ir kažkokį tai segmentą palikti kaip pavyzdį. O kitas momentas, aišku, tai yra urbanistinis, kuomet tu saugojimą bandai interpretuoti ne kaip konkrečių pastatų, bet kaip urbanistinės idėjos. Ir mano galva tam yra artimas Lazdynai Vilniuje, kuris yra jau saugomas, kuris yra saugoma urbanistinė struktūra, ne? Gatvių tinklas. Taip. Gatvių tinklas ir svarbiausia, tai yra erdvės tarp. Tai yra, kad neatsirastų kažkokie tai užstatymai. Ir šitoje vietoje man gal ir labiau patinka būtent tokio pobūdžio idėja, tokio pobūdžio saugomas ir kartais man rodos, kad mes galim kalbėti, vėlgi tai yra toks diskusinis klausimas, bet apie pačios idėjos saugojimą. Tai yra tos idėjos testinumą, tos modernistinės idėjos, urbanistinės idėjos ir kas už jos lypi, tai yra būtent tas komfortas, tas žalių erdvių buvimas, tas bandymas ieškoti ir atrasti būdų, kaip burti bendruomenės, kad, jeigu yra pirminiai koncepcijai sakoma, kad čia yra vidinis kiemas mūsų, aišku, čia visai kiti masteliai, bet vis tiek, tai jeigu dabar atrastume šiuolaikinius instrumentus kaip tą vidinį kiemą, kaip tą tokį komforto pojūtį sukurti, tai aš manau, kad tai irgi savotiškai yra saugoma, nes saugomas pati idėja, pats principas, kodėl ir kaip tai yra kuriama. Tai aš sakyčiau vienareikšmiškai, tai yra Kalniečiai ir yra, nes Šilainiai jau jie yra toks, tai yra sekantis, nes jeigu žiūrėti etapus, tai pirmas etapas tai yra Chruščiovkės, Dainava, ten arčiau Tunelio gatvė, antras būtent Kalniečiai Eiguliai, trečias jau yra Šilainiai. Tai Šilainiai jau yra tokia tikrai mega struktūra. O čia yra dar to jaukumo, čia yra dar to tokio ir galų gale vėl tie apdovanojimai, jie aišku yra iš kitos politinės sistemos, bet jie neatsiranda šiaip už tai, kad kūrė juos koks nors, nežinau, svarbus komunistų partijos veikėjas. Ne už tai gavo. Gavo už kokybę. Tai automatiškai, jeigu dedam ant svarstyklių, kas yra verta, tai irgi prasminga galbūt atsižvelgti į tos apdovanojimus. Tai Kalniečiai, aišku, sakyčiau, ko gero, jeigu ypač apie urbanistinį mastelį kalbant, ne apie atskirus kažkokius tai projektus, yra būtent ta erdvė, kur galima bandyti galvoti ir laužyti ietis diskusijose, būtent čia šitoje erdvėje. Kad būtų urbanistiniam mastelyje apie Kauną konkrečiai, tai aš nesu girdėjęs tokio sumanimo ar nesu girdėjęs tokių minčių. Vilniui, sakiau, yra Lazdynai, paskui yra Juknaičių gyvenvietė irgi. Beje, dar vienas Lenino premijos
laureatas jau tik tai gerokai vėlyvesnis Lietuvoje. Bet Kaune apie tai nekalbama. Kaune nesu girdėjęs, kad kas nors kalbėtų ir manau, kad būtų šokas visuomenė. Sakysim, architektai tai ko gero suvoktų kaip kažkokią tai gudrę provokaciją, nes ieškotų minties tame, o visuomenė tai būtų baisus pasispiktinimas. O gal ir ne, sunku pasakyti. Jeigu mąstant ne klišėmis ir negalvojant, kad paveldas yra kažkokia tai bėda ir apynasris ir stabdymas, tai tiesą pasakius, bendruomenė turėtų reikalauti. Nes ką tai reiškia, jeigu būtų saugoma urbanistinė prasme, tai visos tos žalios erdvės, visas užstatymas jisai yra išliktų. Nebūtų grėsmės, kad erdvės bus tankinamos, kad tų parkavimo vietų, kur dabar trūksta, dar labiau trūks ir kad kažkas radikaliai keisis. Tai reikėtų, čia būtų visai įdomi socialinė apklausa, kiek procentų žmonių yra patenkinti čia gyvendami ir kodėl, už kokius kriterijus, už kokius, ką mato kaip vertybė. Man kaip vaikui tai buvo tiesiog tobula erdvė. Aš ten praleisdavau robotą policininką žiūrėdamas, ten krokodilą Dandį, tai čia man buvo tiesiog. Neįsivaizduoju savo vaikystės be kino teatro. Nes kur tave vaiką išleis kažkur toli, o čia savo šalia už. Aš tai sakyčiau, kad čia yra toks užuomina į brutalizmą ir jeigu kalbėti apie atskirus pastatus, ne apie urbanistiką ir kažkokius kandidatus į tai, kas galėtų būti saugoma, tai man jie pirmoji eilėje būtų. Nes, aišku, jie yra 16-aukščiai ir jau tuo metu tai buvo kažkas tokio wow ir vėlgi čia grįšiu prie savo patirčių, kažkada teko laimė ir galimybė apsilankyti svečiuose, kas gyvena ne 16-15 aukšte. Tai buvo tiesiog įspūdis visam gyvenimui aplinkui žiūrėti. Nors sakydavo, kad jie šiek tiek svyruoja ir kai pakabini paveikslėlį, kad jisai pakrypsta, bet nesu tikras, ar tai yra tiesa, ar tik tai legenda tokia vietinė. Labai artima, šiek tiek gal vėliau dešimtmečių artima bendrosiam brutalistiniam tendencijom, ten koks Trellick Tower Londone, tai taip yra šiek tiek kitoks, bet tai yra tas klasikinis sovietinis brutalizmas. Jie atsirado vėliau ir jie jau tokie kaip ir akcentas, sakykime. Ir vėlgi, jeigu kalbant, čia jau grįšiu prie tos pačios minties, jeigu kalbant apie saugojimą, kuris jau susijęs su medžiagiškumu, jo eksponavimu, su konkrečių objektų, tarkim, kad nebūtų įstiklinti balkonai ir ypač įvairiais būdais.